o mama beprotė. Todėl mes, suaugusiai, turim juos išmokyti meilės ir pareigos jausmo. Jeigu norim, kad vaikai išugdytų savo lytiškumą ir būtų laimingi su savo pora. La obligación de acostumbrar a nuestros hijos al respeto y al amor, para que así tengan una sexualidad y una vida en pareja sana y feliz. Visiškai pritariu. Tokia mano kukli nuomonė. Bravo! Šitie plojimai skirti ir jums už tai, kad nepabijojote klausti visiems girdint. Ačiū. Ačiū. Dunofai? Dunofai. O, kad žinotumėt, kokį seminarą praleidot. Vertėjo paklausyti. Kodėl rausitės po mano popierius? Kuo vardu buvę mokiniai, kurie užpuolė Fuentesą Čagvę? Kam jums reikia? Ne jūsų reikalas. Ne jūsų reikalas kišti nosį į mano popierius. Puiku. Jeigu nenorite, kad vartyčiau jūsų popierius, patys suraskite vaikinų, kurie užpuolė Fuentesą Čagvę pavardę. Gerai, gerai, tik nepradėkit nuo pat ryto rėkaut. Matau, kad seminaras baigėsi. Deja, taip. Buvo labai įdomu. Sveikinu. Tikrai? Reikėtų dažniau rengti tokius pokalbius. Turėsiu galvoje. Atsiprašau, prieš išeidama norėčiau užduoti asmeninį klausimą. Klausau. Ar tikrai nuo kitų metų nepriimsit storų vaikų? Kas jums sakė? Apie ką norėjai pasikalbėti? Norėjau sužinoti, kodėl nepritari mano santykiams su Sonia. Judu su Sonia neturit nieko bendro, tėvelį. Tik nepradėk man pasakoti apie skirtingus pasaulius, kaip jai sakė. Tai tiesa, tėvelį. Tikra tiesa. Mudu su Sonia mylim vienas kitą. Tas svarbiausia, dukrelė. Tau gal ir svarbiausia. Jei pamiršai, priminsiu, kad jau buvai susidėjęs su moterimi iš kitokio pasaulio. O už pasiekmes teko mokėti man. Man. Kalbė apie savo mamą. Taip. Augau be mamos ir be šeimos vien todėl, kad judu nesutarėt ir viskas baigėsi. Jeigu būtum anksčiau atsitokėjęs, man nebūtų tekę tiek kentėti. Dukrelė, mudu su tavo mama vienas kitą mylėjom. Labai. Tu buvai tos meilės vaisius. Bet čia jau praeitis. Turiu teisę viską pradėti iš naujo su kita moterim. Tik ne su Sonija. Kodėl? Sonija, kabareto šokėja. Beveik nuoga fotografuoja su žurnalams. Nežinom, iš kokios iš šeimos, nežinom. Jau baigiai? Galiu toliau vardinti, jei nori. Bet užteks ir tiek. Sonija tokia, tai tiesa. Bet ji yra kovotoja, sąžininga, linksma. Šalia jos jaučiuosi geresnis. O svarbiausia, aš ją myliu. Gali suprasti? Ne. Negaliu. Jeigu aš tau tikrai rūpiu, išsiskirk su Sonija. Jeigu ne dėl savęs, bent jau dėl manęs. Ne. Nepaliksiu Sonijos vien todėl, kad tu prašai. Patikėk. Tau tikrai nereikės mokėti už pasiekmes. Que vos no vas a pagar ninguna consecuencia por esta relación. Man negana vien pažado. Aš tau įrodysiu darbais. Aš myliu Soniją ir kovosiu dėl jos. O tau reikės su to susitaikyti, net jei nenori. Dar pažiūrėsim, ar Marisa susitaikys. Marisa kol kas nieko nežino ir neturi sužinoti. Iš nieko kito. Tik iš Sonijos ir manęs, supratai? Dukrelė,
Žinau, kad tau sunku. Žinau, kad kol kas negali suprasti, bet laikui bėgant suprasi ir būsi man dėkinga. Tau taip atrodo. Kodėl niekas nesutaiso? Gal mano mamą matei? Niekur nerandu. Laura sakė, kad išėjo. Kokia šaunuolė. Labai padėjo Oktavijui. Sveikinu. Turi puikią mamą. Aš irgi noriu tave pasveikinti. Kodėl? Įtikinai kitus prisijungti. Tiesą sakant, labai mane nustebinai. Kodėl nustebinau? Kad pasielgiau taip, kaip pasielgtum tu? Mes nesam panašus, Pablai. Mes labai skirtingi. Nežinau. Kai reikia padėti Oktavijui, mūsų nuomonė sutampa, ar ne? Čia buvo išimtis. Tiesa, pasakyk Javierui, kad mes nesam pora. Ne. Mano tėvui pasakys. Nepasakys. Grupė rado rėmėjus. Nenoriu visko sugadinti. Nereikia. Pablai, arba pats pasakyk, arba aš pasakysiu. Kodėl tau taip rūpi? Javierui pasakyk. Oktavijos seminaras baigėsi sėkmingai. Noriu pranešti gerą naujieną. Kokią? Jums visai neįdomu? Kokią naujieną pasakok? Ar norėtumėt, kad Erie vėl dainuotų didžiajam teatre? Rimtai? O ne. Rimtai? Ar jie žino? Dar nežinau. Einam pasakyti. Matai? Tavo mama atėjo susirinkimą. Atėjo, bet išėjo neatsisveikinusi. Negaliu patikėti. Iš pradžių nenorėjai, kad ateitų. O dabar pyksti, kad išėjo neatsisveikinusi. Bet tu sakei, kad ją pamačiusi apsiverksi, bet neapsiverkiai. Neapsiverkiai, Felė? Na ir kas? Sakei, kad verksi. Mergaitės. Pasakykit Roko užpuolėjų vardus. Aš pasakysiu. Gerai, rašyk. Hermanas Marinas, Leonardas Nilsenas ir Damianas Martinesas Polsis. Martinesas Polsis? Kažkur girdėtas Martinesas Polsis. Taip, jis deputato sūnus. Dabar suprantu. Štai kodėl atrodė pats sukčiausias iš visų. Deputato sūnus. Felė, norėjau paklausti, ar tavo mamytei su galva viskas gerai? Taip, ji natūraliai raudonplaukė. Ne apie plaukus klausiu, apie smegenis. Kaip jai šovė į galvą, kad kitais metais į mokyklą nepriims storulių? Patikėjo. Patikėjo. Kuo? Papasakokit, visus pasijuoksim. Gerai, klok. Kai Felės mama sužinojo, kad seminaras apie homoseksualumą ir diskriminaciją, pasakė, kad jai nerūpi. O aš buvau labai supykus ir pasakiau, kad kitais metais į mokyklą nepriims už tai, kad esi storas. Kodėl buvai supykusi? Papasakokit. Ji pritarė Gidam nuomoniai. O ką Gidas sakė? Kad nieko gyvų nedraugautų su tokia storulė kaip aš. Geriau mirtų ir panašiai. Taip. Dabar supratau. Ką? Supykai, nes tave įskaudino. Ne, Gidas visada taip kalba, visada taip juokauja. Visada. Aš pripratusi. Gerai priprast prie to, kad tave skriaudžia. O ką man daryti? Ginkis, mieloji, ginkis. Tau lengva kalbėti. Pabandyk pabūt mano vietoj. Labai norėčiau būti tavo vietoj. Puikiai žinau, ką daryti su tavo mama ir su Gidu.